Gal ir jeigu net leis kvatkės nukankins. Kovoja tokia gamta. Žygis jau persivertęs ant nugaros. Gal čia varlė? Gal čia varlė puola? Ne, Žygis darė metimą dabar. Dziudo. O va, apsivertė, o. Dabar varlė ant nugaros. Čia jie iki 3 raundų. Jie žaidžia. Filmuot, ką? Gal man pavyks? Taigi aš tą ir darau. O, nežinau, kad Komentarų reikia daugiau. Tai jau daug čia tų komentarų dabar. Varlė pabėgo jau. Ne, ten kita bėgo. Ai, ten kita. Žygis varlę pjauna. Jo. Bet čia kitas žygis prie kitos varlės jau sėlina. Šūdvabalis. Ai, ten šūdvabalis. Jis neišdidus, paprastesniu maistu. Bachūras kampi, aha. Tai varlė gyva, žinai, šakinė. Jis ją metą, matai, kai sumo imtynininkai. Jis bando, kai metą... Nukankins jie jau jūs ir ištingai nusiteikęs. Ne, tai jis jau ją pasiims, tai tikrai pasiims. Ne, žinok, tas Žygis, kai metą, bando, kad varlė nespėtų palenkt galvos ir nulaužti į kaklą. Ir yra vienas šansas, jeigu tą leteną numesti. Va tenai. O kampai žiūrėko, kokios grumtinės. Čia reiktų ją ištraukti, tą kovą. Pasidedi patogiai, nusifilmuoji. Ir vis tiek, kebra neįsispėras. Išgeriau, mūsų bežiūrėdama.